Dar vienas labai tamsus rytas. Labas rytas. Šiandien yra gruodžio 8, pirmadienis. Ir ką mes pradedam naują savaitę. Jaučiuos, tai nežinau, nei išmiegojus, nei neišmiegojus. Šiaip miegojau gerai, tarsi aš kai kritau miegoti, taip pat iki dabar iki žadintuvo, taip sakant, ir išpirkau. Zara man palaiko kompaniją. Nes yra priežastis to mano ėjimo į tokį ankstyvą lauką. Bet žodžiu, ir pailsėjus, ir tokia dar norėtus 5 minučių. Tai va, matėt man kol kas, net su visais nuotykiais namie, tai yra su visais, žodžiu, vyro ranka, koncertais, šiaip kažkam veiklom, dar kol kas pavyksta stipriai neatsilikti nuo advento, aš labai tikiuosi, kad taip toliau ir bus. Šios savaitės veiklos, jeigu viskas gerai, trečiadienį einu pint vainiką. Pint vainiką tai puošti tą kalėdinį. Jeigu kas nors ne taip gerai, tai tada vainikas bus papuoštas be manęs. Zara sveika, šiaip visi sveiki, aš irgi dar laikausi. Tai turėtų būti gerai viskas. Žodžiu, toks trumpas updėtė, žinokit, nes Zara tai čia pirmin atgal. O aš noriu tiesiog pasivaikščioti, susiruošti ir į darbą. Ir gal vakarą pasišnekėsim dar truputėlį. Tai va, kol kas iki. Tai sveikos, dar sykį, jau vakaras. Vakaras, jau 6, pakankamai vakaras. Uai, na ir dienelė. Net nežinau, nuo ko pradėti. Pabaigiam darbus. Dar buvom pasiimti siuntą. Tai per šią dieną supratau, kad mano gretutinio parkavimo skilsas, kaip čia, įgūdis turėtų būti šiek tiek patobulintas. Bet žodžiu, linksmoji dalis ta, kad aš neįvažiavau, bet ir vyras į tą vietą neįvažiavo. Jisai netgi su savo ta, žodžiu, sužalota ranka bandė man padėti. Ir, žodžiu, supratom, kad, ta prasme, taip, aš turiu kur tobulėti, bet į tą vietą vis tiek buvo per maža mūsų cepelinai, tai, žodžiu, kitą dieną ieškosim didesnės vietos įsiparkuoti. Aš šiaip, kiek dienos ėjo, tai praėjo visai neblogai. Atnešu parodyti jums, kiek numesgiau, nieko nesimato, nes labai tokia gretutinė spalva. Nu, nesimato. Ką man jums pakišti? Nesimato. Na, žodžiu, ir aš neturiu viskas, jau tamsu, neturiu kaip nufilmuoti jums parodyti, kad viršus yra šiek tiek oranžinesnis negu ta raudona, kuri buvo čia apačioj. Tai, žodžiu, nesimarinuojam, einam žiūrėti, va, turiu 8, nematot iš to, turiu 8 maišelį ir mes čia turime, nu taip, jau tokia gerai plytų oranžinė, tai jinai labai sėkmingai čia susifeidins ir, žodžiu, bus labai, labai liuks. Tai dabar aš turbūt reisiu, žodžiu, padirbu, pafilmuoju ir einu megzt. Uždėjau dar ir skalbimą susitvarkyti, kad, nu, taip jau, jeigu jau išsisemti, tai iki galo. Tai va, mezginį atidarėm, einam saldainio paieškoti man prie mezginio. Iki šiol visus sėkmingai suvalgau, vos tik tais išsinarpliu jį. 8 diena, čia man biškai suplyšutė, 8 diena ir va čia. Ir žiūrime, turim, o, Kinder Mini, labai gerai. Aš spaudžiu patiktuką, man tai skanu, dar galiu ir su vyru pasidalinti, va toks. Ir žodžiu, Bus labai gerai, į maišelį. Klausimėlis bus tuoj. Didysis kalendorius, ką mes čia turim didžiame kalendoriuje. 8 diena yra, 8 diena yra čia, apačioj. Vėlgi pakankamai toks ilgas buteliukas.
Ir čia mes turim įves rašę kolagen kažką. Taip. Yra dar tokių didesnių paketėlių. Štai ką mes turime čia. Čia yra trijų patentų Anti-Wrinkle Depuffing Eye Care. Nu va, kaip gerai. Tai žodžiu, jeigu jau tik tais, o tai naudot prieš ar po? Nes aš paprastai atsikeliu gana neblogai ir man paskui tik tais. Tiksliau, aš užmiegu, tai kaip ir normaliai ir atsikeliu dažniausiai normaliai, man tas patinimas tik tais retkarčiais, kai neišsimiegu išlenda. Bet kokiu atveju, šitas dalykas žiauriai geras, bent jau man reikalingas kartą jau. Ir žodžiu, pabandysim ir aš jums paskui pasakosiu, kaip mums sekėsi. Tai va, labai gerai. Ir klausimėlis, palaukit, man reikia įjungtas, neįjungtas. Palaukit, man reikia įsijungti savo šitą žvėrį. Oi, kaip sižiūrėčiau. Reikės spalvo dar numušt turbūt, nes labai jau čia blizga. Ko aš jums vakar nepapasakojau, nes pamiršau per visus nuotykius, rūpesčius ir visą ką. Aš gal netyčia paaplikavau į testą. Testas yra Aninos. Iš jos dizaino aš mezgiau tą koto megztinį, kuris dabar skalbėsi ir tas rudas, iš kurio aš ir neišlipu. Mezgiau tokią žalią palaidinę. Pamiršau pavadinimą. Bet irgi labai gera, labai vykus ir aš ją labai mėgstu. Ir aš netgi antrą nusimegščiau tokią galbūt netgi plonesnę šiek tiek. Vien tam, kad turėt, nes man labai tiko. Žodžiu, į palaidinę, kepurę ir dar kažką mezgiau iš jos. Koines gal? Ir jinai tikrai išleido koto koines. Pagal tą megztinio aprašymą, tai kad galima, žodžiu, tokį rinkinuką turėti. Į koinių nemezgiau dar, bet visai norėčiau. Tik tai, aišku, iš koininio siūlo, kad nesusidroštų man per 2 savaitės. Tai, žodžiu, jeigu mane priims ir tą megztinį, tai, žiūriu, būtų gerai. Tai dabar va, pasikrovė šitas žvėris. Iš karto, žiūrėkit, kol nepamiršau, susitvarkom spalvas. Tokia man spalvas išsiai. Va. Nusiemam biškį ryškumą. Ir žiūrim, kur mano klausimynas. Aš jam ko dar neparodžiau. Gerai, grįžtam prie klausimo. Taip, tai mano mezgimo prioritetai ir šios dienos klausimas, kokios sudėties siūlais mėgstate megzti. Sakykim, kuo daugiau natūralaus pluošto, tuo yra geriau. Sintetikos vengiu beveik visur išskyrus koines. Tam, kad tiesiog sutvirtinti ir kad tos koinės atlaikytų ilgiau negu kelias dienas. Šiaip megztinius, jau labai retai kada iš tiesų papuola, kad mano megztiniuose būtų kažkokių tai polemidų, viskozių ir panašiai. Turiu, neslėpsiu, tiesiog yra tokių megztinių, kurie yra atkeliavę pas mane jau iš seniai. Aš jas mezgiau seniai, kai dar sakykime, tie mano tokie nebuvo susiformavę tie siūlų pasirinkimai, apie tos pluoštus nuomonė ir panašiai. Aš nesakau, ta sintetika yra žmonės, kurie gyvena ir išgyvena ir viskas jiems yra gerai. Bet, pavyzdžiui, jeigu aš turiu, kad ir elementarius marškinėlius, tos apatinius t-shirt, žodžiu, kur tiesiog būna apatinis sluoksnis, jeigu jie nėra medvilnė, tai žinokit, aš iš proto išeisiu. Buvau nusipirkus per savo kvailą galvą iš Temu kelis, kurie buvo šiaip labai simpatiški su tais visokiais juokingais užrašais. Tai aš jų vienų negaliu nešioti. Aš būtinai turiu turėti paprastą maikutę po apačią, kad ir tą aptemptą ant petnešėlio, ant kažko, bet jin turi būti ir paskui aš jau galiu dėtis kažką su sintetika, kad išgyvenčiau. Tai va, nes man ir šalta ir aš temperatūros nebemoku laikyti ir, žodžiu, visa kas pasidaro negerai. Tai sintetikų ir bendram gyvenime bandau atsikratyti, kur galiu ir, žodžiu, savo mezginiuose. Tai, žodžiu, aišku, tie iškrenta. Ką jūs galite iš mano mezginių pastebėti? Tiesiog dievinu meriną su šilku, nes
Išastos šitie apmezga Kolumba, tai yra mano turbūt top siūlas. Žinot, pasakysiu taip, man netiek svarbi yra sudėtis, kiek yra tas siūlo storis svarbus. Aišku, priklauso ir nuo mezginio. Jeigu aš noriu, kad mezginys būtų purus ir jisai toks būtų purus, tai aš nesirinksiu šilko, kuris, sakykime, nesirinksiu siūlo su šilku, nes šilkas, kaip, žodžiu, tas augalinis pluoštas, jisai suteikia tokį kritimą siūlui. Tai, be šansų tada pasidaryti man kažką tai, kas apsiviniotų čia labai stipriai. Nors, aišku, irgi ten 100 kartų suvinioji ir nori, nenori lieki užkimštas. Bet, žodžiu, jeigu man reikia puraus mezginio, tai aš tikrai nedėsiu augalinio pluošto. Jeigu tai gali būti kažkas kritaus, ten galbūt koks nors sijonas ar, nežinau, palaidinė, kuri yra vasarinė ir tokia gali plevėsuoti laisvai, tai tikrai mielai merina su šilku, megsiu ploną ir, žodžiu, bus labai fainai. Tai prioriteto tokio neturiu, priklauso nuo to, ką aš megsiu. Nes megstiniai, tai aišku, yra ir to merino su šilku, ir yra daugiau šilko, mažiau šilko, ir iš vis nėra šilko, bet, sakykime, visa tai priklauso nuo mano būsimo mezginio. Ar aš norėsiu kritimo, nenorėsiu kritimo, ar tai bus toksai daiktas, kuris turi man tarnauti dieną, naktį miške su Zara, be Zaros ir panašiai. Tai galbūt aš tada pasirinksiu storesnį siūlą. Tikrai, gal pasirinksiu, tarkim, tą koininį, nes jisai tiesiog turi tokio tvirtumo pats iš savęs ir jisai nenusivelia ir nenusidrožia taip greit. O jeigu tai yra išeiginis rūbas, tai jisai, aišku, gali būti ir su kašmyru, ir su kažkuo tai ten tokiu prabangesniu. Nes žinau, kad aš vis tiek tą rūbą tausosiu ir, net jeigu jisai ir nusiburbuliuoja greičiau, aš jį saugosiu ir prižiūrėsiu ir jisai man tarnaus vis tiek ilgai. Tai va. Sakykime, taip, turbūt atsakiau į klausimą šios dienos. Prišnekėjau va jums 10 minutėlių. Dabar žinot, ką aš eisiu daryti? Aš eisiu užsimerkti meškieną. Nes aš jau pabaigiau praeitą savaitę, bet, matot, gyvenimas nutiko ir planavau savaitgalį užmerkti. Bet savaitgalį vyras subirėjo, tai vėl man čia viskas atkrito, o dabar pagaliau, manau, yra laikas jį užmerkti, palaikyti kokią valandžiukę. Ir tada kažkaip pabandyti pačiai jį išsigręžti, nes tai yra, ten ne meškienas, ten yra poliarinė meška pagal storumą. Ir, žodžiu, kažkaip tai per vieną kitą dienelę iki savaitgalio išsidžiavint. Tai va, manau, kad aš pasimsiu jūs kartu kažkaip tai ten parodyti, kaip aš jį užmerksiu. Reikės sugalvoti, kur kamerą pasidėti. Kamerą, telefoną. Ir va. Ir žinau, kad aš dabar jaučiu, kad prie manęs logo kabinasi. Tiesiog pilnas komplektas. Tai, žodžiu, eisiu arbatos pasidaryti. Po to, kai meškieną užmerksiu, truputėlį pamegst, pasidžiaugti atsidarytais kalendoriais ir, žodžiu, taip ir tęsis mūsų vakarėlis. Va. Tai tam kartui tada tiek.